Viskas, berods esame Labą dieną. visi. Sveiki. Taip, dabar jau esame visiškai visi. Ir įdėjau čionais į pokalbį mūsų darbotvarkę, jeigu bus patogiau taip naudot matyti, nes ten truputį gal daugiau aprašiau tą Bergštrasės klausimą plačiau. Čia kurioje dabar vietoj kovo mėnesio, kovo mėnesio. Aha. Taip, tuoj atsidarysiu, pasižiūrėsim. Tai aš manau, kad mes jau kaip ir galėtume pradėti, mes esame visi. Tai aš manau, negaiškime, lygiai 12 ir galime, atsiprašau, galime pradėti. Tai tuomet pavadinimų sumanimo ir atminimo įamžinimo Kauno rajone komisijos posėdžio darbotvarkėje turime 2 klausimus. Taip, taip pat atsidarau antrąjį, kuris. Pirmas yra dėl galtvėvardžių suteikimo Čekiškės, Garliavos bei Ringaudų seniūnijoje. Tai tik tai 3 yra galtvėvardžiai. Pirmi 2 tai yra Čekiškėje Liepų gatvė ir Garliavos Šeivamedžių gatvė Karkazų kaime. Ir Ringaudų seniūnijoje yra Rūko gatvė, tačiau ji yra pratęsiama. Taip, ir papildomą klausimą turime dėl Bergštrasės pavadinimo suteikimo gatvė Kauno rajone Karmėlavos seniūnijoje. Tai dabar dėl pirmo. Ar turite dabar klausimų dėl posėdžio darbotvarkės? Ar galime iš eilės? Iš eilės galime. Iš eilės. Gerai, tai dabar pirmosios 2 gatvės kaip ir viskas yra patvirtinta seniūnijose, Gaigalų gatvė, Liepų gatvė ir Šeivamedžių gatvė. Kaip dabar dėl šitų gatvių? Ar sutinkate, ar patvirtinate? Čia viskas iš tikrųjų aišku. Taip, paprastos visos aiškios gatvės. Taip, 3 gatvė yra pratęsiama tik tai. Tai čia irgi viskas gerai, pritarėme, taip? Taip, ir antras yra klausimas, jų čia yra sudėtingesnis, dėl galimybės suteikti Bergštrasės pavadinimą vienai iš Kauno rajonių gatvių. Čia dar 2022 metais, aš kiek pamenu, anoje kadencijoje, vasario 1 buvo Kauno rajono savivaldybės administracija, buvo gavusi prašymą, kad apsvarstytume galimybę suteikti kažkuriai vienai iš Kauno rajonų gatvė Bergštrasės pavadinimą. Bergštrasė tai yra miestas Vokietijoje, su kuriuo bendrauja Kauno rajonas, kuriame yra Vasario 16-osios gimnazija. Ir dabar matau, kad nesutinka seniūnaičių sueiga. Yra gautas nepritarimas. Siūloma šį pavadinimą suteikti Urban Hub Kaunas greta Lezo komplekse esančiai gatviai. Tai ir sutinka objekto valdytojai, bet seniūnaičių sueiga gautas nepritarimas. Dabar aš galvoju, galbūt Rūta kažką tai turėtumėte, kažkokios informacijos. Taip, Rūta. Rūta sakė, toj pasijungs, nes jinai negirdimės jos. Va, girdisi, viskas gerai. Girdisi, taip, puikiai. Ačiū labai. Tai mano žiniomis, laba diena, dar kartą sveikinu, aš čia pas mane pasisadas. Žodžiu taip, jūs jau esame pasakėt, Rasa, kad SBA Urban tenai norėtų suteikti Bergštrasės alėją. Tenai jokių gyvenamųjų namų nėra, ten yra, žinoma, pramonės bus parduotuvių miestelis. Seniūnaičiai atmetė dėl to, kad jie nežinojo pilnai informacijos. Taip,
jie tiesiog nežinojo informacijos, kad čia mūsų savivaldybių turi ir bendradarbiavimo sutartį, ką jūs ir sakėte, ir gimnazija, ar ne, yra vasario 16-osios. Tai pasikalbėjo su seniūnaičiu. Viena iš seniūnaičių, žodžiu, jie taip ir teigia, kad neturėjo pilnai informacijos ir kad jie va šitą klausimą seniūnaičių sueigoj svarstys beros balandžio 9 ar 10 ir kad galimai bus pritarta. Ketina dalyvauti ir iš Urban to miestelio ten viena moteris, kuri galės pristatyti šitą klausimą. Ir buvo kalbėta apie tai, kad galimai ir galėtų vykti į šitą seniūnaičių sueigą mero patarėją. Plačiau pristatyti, jeigu kažkam klausimų kiltų. Tai va tokia informacija, kurią aš turiu ir kurią norėjau jums pasakyti tik tai. Tai kaip ir viskas puikiai, viskas aišku, bet dabar vadinasi mes gauname šitą klausimą, mums jį reikėtų tiesiog atidėti kitam kartui, kai jau turėsime seniūnaičių atsakymus. Ir jeigu viskas gerai, tuomet aš manyčiau ir mes žiūrėsime, ar pritarim. Nes ten berods norima suteikti, tai Liepos mėnesį ten berods, tai kito laiko reikėtų jos. Tai kito laiko. Tai kai gausime sutikimų seniūnaičių, tuomet šitą klausimą ir galėsime nagrinėti ramiai visiškai. Tai kaip ir viskas, bet mūsų klausimų tai tiek. Gerai, pritarim tada. Taip, Rūta. Rūta dar. Kalbėti. Žinote, dar turėtume atkreipti dėmesį dėl Salomėjos Nėries gatvės. Turbūt Žilvinas gal kažką plačiau pasakys, kadangi gavom iš komisijos raštą, ar ne, Žilvinai, ar skaitei tą raštą. Ir kadangi kiek mes ten tų gatvių turim ir tikrai reikėtų kalbėti mūsų pasitarimuose. Tai čia irgi ateičiai, ar galime dabar? Ar Žilvinai kažkokią informaciją dar papildomą? Tai dar tik tai irgi yra gautas papildomas raštas, ten tokia ne tai, kad apeliacija, bet kultūros bendruomenės, man atrodo, ten toks kaip ir skundas tą išvadą į komisijos pateiktai, kad nepakankamai argumentuot ir panašiai. Tai aš nežinau ten, kiek komisijos sprendimai įtakos tas, ar jie ten persvarstys, ar atsiims galbūt, nežinau, bet turiu omeny, kad yra mes kaip savivaldybė, kuri pateikusi buvo gatvių Kauno rajone esančių sąrašą, tai mes dar nesam kaip rajono savivaldybė gavę konkrečiai savo atsakymą, bet nes kiekviena savivaldybė atskirai teikia tą, bet tiesiog žinoma, kad siūloma keisti tą, nes jau kitos savivaldybės yra gavę arba yra jau pačios genocido rezistencijos tyrimų centro išvada, kad keistinas pavadinimas. Tai mes kol kas tik tai dėl Montvilos gatvės esam gavę Garliavoje atsakymą. Janonio siūloma nekeisti, buvo kitos savivaldybės yra gavusios, Montvila, Petras Cvirka, Liudas Gira, Salomėja Nėris yra keistinė. Tik tai sakau, mes dar nesam gavę oficialaus rašto kaip savivaldybė dėl to. Nes mes nagrinėjome ir Liudo Giros, ir kad gyventojai nori gyventi būtent šitoje gatvėje ir jos nekeisti. Tačiau mes privalėsim turbūt viską peržiūrėti iš naujo. Taip. Taip, ir Kęstuti, lyg tai norėjot kelt ranką kėlėte? Tai žinot, aš norėjau paklausti dėl Petro Cvirkos, viską pasakė, ačiū. Tai čia va tie patys visi 4 pavardės. Tai čia aš manau, kad čia ne šiandienai, o ateičiai, kai jau gausime visą informaciją. Ar mes šiandieną jau turime aptarti? Ne. Čia toks gal suskubotas, tai manau, kad ne. Čia kitiem kartam. Nes kada atsiunčiamas tas raštas dėl ten paminklo pašalinimo ar gatvės pakeitimo pavadinimo, tai ten nustatomas yra 3 mėnesių tas žodžiu įgyvendinimo laikotarpis. 3 mėnesiai vis tiek yra limitas. 3 mėnesiai ir... Tai čia aš manau, kad jau kitam kartui mums reikėtų kažkaip svarstyti šitą klausimą. Tai čia mes turim ir Nėries, ir Giros, ir Montvilos, ir Cvirkos. Ir Janonio, jo. Ir Janonio. Tai bet sakėt, Janonio nereikia. Sakau, kad yra kiekviena savivaldybė, šiaip buvo kada seminaras, žodžiu, tiem dirbantiems su tais reikalais asmenim, tai
buvo tai pasakyta, kad, tarkim, jeigu žiūrit irgi ir naujienas, ir panoramą sekat, pavyzdžiui, tai yra jau kai kurios savivaldybės gavę ten dėl asmenų atsakymą. Tai mums irgi tą sako, šiaip savivaldybės taryba gali tą ir be komisijos sprendimo daryti, bet paprastai būna savivaldybės pasirenka laukti to sprendimo oficialaus, dėl to, kad irgi toks dar papildomas motyvas, tas oficialus raštas būna gaunamas, kad nuspręsta keisti tą pavadinimą, yra autoritetingos komisijos sprendimas, dėl to asmens vertinimas jo padarytas ir be jo savivaldybė gali tai atlikti, bet tas vertinimas toksai kaip ir papildomas argumentas, nežinau, gyventojams, kurie galbūt nenorėtų keisti arba priešintųsi. Tai vadinasi, į gyventojų nuomonę jau tuomet niekas dėmesio nekreips. Buvo aš pridėjęs ten, tarkim, dėl Liudo Giros gatvės, tai komisijai siūsdamas informaciją buvau pridėjęs, kad gyventojų yra sąrašas, didžioji dauguma, kurie nepritarė. Bet sakau, dėl Klautos gatvių dar nesam gavę komisijos to atsakymo oficialaus rašto. Tai jau kai gausim, tai būtinai persiskait, žiūrėsim, tada spręsim, kaip čia ką daryti. Tik kaip ir šiandienai viskas, visi klausimai ir išnagrinėti. Tie visi klausimai kelios gatvės, o kitą atidedam kitam kartui, kuomet jau bus viskas aišku dėl Bergštrasės gatvės. Gerai, tai tuomet ir ačiū ir gražios likusios dienos. Viso gero. Gerai, iki. Labai produktyviai. Gero. Tai produktyviai. Gerai, sudie, iki kito karto. Visą. Žilvinai, aš noriu iš tikrųjų dabar pasiklausti dėl tų gatvių, dėl visų šitų, kada gausime